Ponios ir ponai, nuo 1988 metų Kretingos rajono savivaldybės taryba gyviesiems ir mirusiesiems Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, pasižymėjusiems iškiliais darbais ir pasiekimais Kretingos rajono bendruomeniai ūkio, verslo, sveikatos apsaugos, kultūros, meno, švietimo, sporto, labdaros ir rėmimo, publicistikos, nusikalstamumo prevencijos, aplinkosaugos, ilgalaikės visuomeninės veiklos ir kitose srityse už kilnius poelgius bei Kretingos rajono vardo garsinimą šalyje ir pasaulyje suteikia garbės piliečio vardą. Iki šios dienos garbiosios Kretingos rajono garbės piliečių kolegijos nariais buvo 47 gyvieji ir jau amžinybėn iškeliavusieji garbingiausieji, o šiandien šią garbingąją kolegiją šalia miesto įkūrėjo Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus, didžiojo tėvo Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos, Kazio Maksvyčio, Reginos Maciūtės, Vidos Kanapkienės, Gintaro Krapiko, Astijaus Kungio, Jo ekscelencijos ambasadoriaus ir Seimo nario Antano Vinkaus ir daugelio kitų papildys 48 narys, kurį drįsiu pristatyti truputėlį vėliau. Ponios ir ponai, garbiosios Kretingos rajono garbės piliečių kolegijos vardu žodį tarti kviečiame Kretingos rajono garbės pilietį, Lietuvos Respublikos Seimo narį, Jo ekscelenciją ambasadorių Antaną Vinkų. Brangus kretingiškiai, jau 3 dienos mes dvasiai triumfuojam ir džiaugiamės savo gimtų miestų. Aš buvau laimingas, kada prisimenu Rotušės aikštėj man suteikė nusipelniusio Kretingos garbės piliečio vardą. Tada buvo meras ponas Kubilius aikštėj, atvirai, labai jaudinausi ir iki šios dienos aš to neužmirštu. Aš manau, kad ir šiandien ponas Kanarskas neužmirš, ilgam laikys tą dieną savo širdyje. Ir noriu pasakyti, kad ponas Kanarskai, garsinkit Kretingą ir toliau. Garsinkit mūsų pirmąją tėvynę,
mažąją tėvynę. Ir duokit žinią, kaip Kretingos rajono dabar garbės pilietis visai Lietuvai. Tegu Dievas saugo jūs ilgai, mūsų džiaugsmui, mūsų laimiai ir miesto geroviai. Sveikinu su švente. Taigi, ponios ir ponai, man didelė garbė paskelbti, kad 2024 metų gegužės 30 dienos Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu numeris T2 222 už nuopelnus Kretingos rajono bendruomeniai kultūros srityje ir Kretingos rajono garsinimą šalyje, Kretingos rajono garbės piliečio vardas suteiktas istorikui ir visuomenės veikėjui, ponui Juliui Kanarskui. Kviečiame Kretingos rajono garbės pilietį, istoriką ir visuomenės veikėją priimti garbės piliečio regalijas. Dabar kviečiame garbės pilietį pasirašyti ir garbės piliečių knygoje. Taigi, žodį tarti kviečiame Kretingos rajono garbės pilietį, istoriką ir visuomenės veikėją, poną Julių Kanarską. Labadiena visiems. Atsiprašau, šiek tiek jaudinuos, tikrai neįpratęs prie tokių salių didžiulių. Sėdžiu paprastai prie kompiuterio ir su juo bendrauju. Bet taip yra simboliška, kad lygiai prieš 40,5 metų aš atvažiavau į Kretingą ir įžengė būtent ir šitą bažnyčią. Pradėjau savo darbą Kretingos rajono kultūros rūmuose tuometiniuose. Pradėjau darbą kaip metodininkas kultūros paminklų apsaugai. Ir mano pagrindinė misija buvo inventorizuoti visus kultūros paveldo objektus. Ir aš šiandien tikrai džiaugiuosi, kad patekau į tą aplinką, į Kretingos rajoną, į šitą savivaldybę, nes aš apie ją buvau daug girdėjęs dar studijuodamas Vilniaus universitete, ypač studijuojant archeologiją. Pasirodo, kad Kretingos rajonas archeologiškai yra labiausiai ištirtas rajonas. Daugiausiai žinių istorijos teikia būtent šitas rajonas. Iš šito rajono yra kilęs archeologijos korifėjus, kaip mes vadiname, generolas Vladas Nagius Nagevičius. Kretingoje ilgus metus dirbo inžinierius, kraštotyrininkas, archeologas, etnologas, liaudės architektūros žinovas Ignas Jablonskis. Ir savotišką tą jų aurą mane irgi pritraukė čia atvykti. Nu, nemeluosiu, iš tikrųjų mane traukia turbūt daugiau jūra, kadangi iki tol prie jūros nebuvau, reiškia, bet atvykęs į šitą rajoną aš pradėjau vykdyti savo pagrindinę misiją, atvykau čia kaip 3 metams pagal paskirtį, nes aš baigiau sovietmečių, tuo metu buvo paskirimai, reiškia, tu turėjai už tos 5 studijų metus atidirbti 3 metus darbo vietoje ir aš planavau po 3 metų išvykti. Tačiau domintis
kultūros paveldu, jį inventorinant, teko vis daugiau gilintis į istoriją, taip pat teko sukurti čia Kretingoj šeimą ir tokiu būdu aš pasilikau Kretingoje. Pasilikau Kretingoje, kurioje esu jau 40,5 metų. Ir už tai, ką aš pasakoju, turbūt turėčiau dėkoti tiems kolektyvams, kuriuose aš dirbau. Tai pirmiausia, dabartiniam Kretingos rajono kultūros centrui ir tuometiniai jo vadoviai Konstancijai Macieniai, kuri labai supratingai priėmė mano įsipareigojimus ir mano nuostatas, kaip aš turiu dirbti. Bet kai aš inventorindamas kultūros paveldo objektus vis labiau gilinaus į istoriją, aš supratau, kad kultūros paveldas, būdamas kultūros paveldosaugininku, aš save labai apriboju, aš labiau tampu biurokratas ir aš pradėjau ieškoti būdų, kaip pereiti į įstaigą, kuri užsiima grinai istorijos tyrinėjimais. Tokia įstaiga buvo Kretingos muziejus ir aš būtent po 10 metų darbo kultūros paminklų apsaugos metodininku buvau priimtas į Kretingos muziejų ir todėl taip pat dėkoju to muziejaus ilgametiai direktoriai, taip pat Kretingos rajono garbės pilietei Vidai Kanapkieniai, kuri tuo metu, taip sakant, sukūrė etatą, kad galėtų mane priimti 1990 metais ir aš tam muziejui likau ir dirbu jame iki šių dienų. Aišku, istoriko darbas tai ne tik popierių rašymas, jisai apima daug sričių. Tai yra archyvų tyrinėjimas ir archeologiniai tyrinėjimai, nes aš pats pagal savo specializaciją esu ir archeologas, reiškia, visą tai reikia tyrinėti, dėlioti į taip sakant, į archyvus savo, o paskiau, remiantis tais archyvais, atkūrinėti krašto istoriją. O krašto istoriją kiekvienas iš mūsų privalom žinoti, nes, kaip žinote, senovės romėnai sakė, kad žmonės ignoruojantis istoriją tai yra vaikai, nes mokydamės iš istorijos, iš teigiamų ir iš teigiamų reiškia tos istorijos įvykių ir iš to, kas buvo neigiamo, blogo, mes galime sukurti savo dabartį ir ateitį. Ir todėl tie žmonės, kurie istoriją ignoruoja, iš tikrųjų yra neteisūs. Mes privalom mokytis iš istorijos, tada išvengsime įvairiausių klaidų. Ir baigdamas noriu, aišku, padėkoti savo šeimai, nes taip atsitiko, kad šeima tapo mano irgi darbo įkaitais. Jeigu galima taip įsireikšti. Tai yra, žmona irgi pamėgo archeologiją, važinėdavo į tyrinėjimus, sūnus irgi padėdavo tyrinėti. Ir dukrą bandžiau įjungti šitos tyrimus, bet jinai vieną dieną pasidarbavo su mintelė, sako, ne, čia ne man, tai sako, nors paperiukus nešiok, nes radiniams užrašyti. Tai vieną dieną panešioja, sako, ne, daugiau nenoriu. Tai va, ir baigdamas noriu pasakyti, kadangi aš, kaip supratot, aš ne vietinis, ne kretingiškis, bet aš laikau save prigijusiu šitoje žemėje. Ir manau, kad garbės piliečio vardo suteikimas ir liudija apie mano adaptaciją Kretingoje. Tai yra Kretingos kraštą mane įsisūnėjo. Ir aš tikrai čia pasiliksiu ir kaip gerbiamas Vinkus sakė, stengsiuos kuo toliau vykdyti savo pagrindinę misiją, dėl kurios čia atvykau. Ačiū visiems uždėmesi labai. O dabar, ponios ir ponai, šiek tiek noriu nukrypti nuo pasirašytojo scenarijaus ir pasinaudodamas tuo, kad aš šiandien mikrofono valdovas drįstu kviesti žodį tarti taip pat Kretingos miesto ir rajono garbės pilietį, kunigą, brolį Astijų Kungį. Gerbiami kultūros ir meno laureatai, žinot, mielas merė Rūta, ekscelencija, Aini mūsų, iš tikrųjų, aš paskui apkabinsiu. Ir
gerbiamą mūsų Dalę, tikrai tas slaptas agentas, kuris daug širdies įdėjo. Žinot, čia šventovėje vyksta tikrai tas pagerbimas visų arba įvertinimas tikrai teisingoj vietoje. Aš gal tokį dalyką norėčiau pasakyti, nes mes vartojam žodį kultūra ir taip moniai mielesnis ir žodis tverti. Tverti. Ir tame žodėje slypi galbūt dvi prasmes. Tverti tai kurti, tverti tarsi ištverti, iškentėti. Ir tamsta mokytoja iš tiesų, kiek jūs turėjot, kurdama, tverdama, ištverti, būti kantri. Lygiai taip pat saudimu, viskas tverti. Juliau, klausyk, aš dar pasakysiu, žydai 40 metų vaikščiojo po dykumai, paskui išėjo į laisvę. Tai žinai, tai va. Bet, žinot, ir dar kultūros prasme norėčiau truputį pasidalinti tokiu, apmąstymu. Žinot, kultūra, bet pirminis žodis vis dėlto yra kultas. Ir kodėl sakau, svarbu bažnyčioje tokias ceremonijas atlikti? Nes pirmiausiai tai yra žmogaus arba bendruomenės santykis su nematomu Dievu. Kaip mes jį įvardinsim? Tarkim, santykis su nematomu Dievu. Iš to santykių gimsta mano pokalbis. Iš to santykių gimsta poezija. Iš to santykių su neregimuoju gimsta jau daina arba giesmė. Iš to santykių su neregimuoju gimsta šokis. Iš to santykių su neregimuoju gimsta menas. Ar tai būtų dailė, ar tai būtų skulptūra. Iš to santykių su neregimuoju iš tikrųjų gimsta kultas, kuris galiausiai virsta kultūra. Ir dabar tikrai džiaugiuosi, merė, ir kas čia taip organizavo, ir jums, gerbiamas Nerijau, vedėjau šitos iškilmės. Tai iš tiesų tai yra labai svarbu, kad mes būsime tiek kultūros žmonės, kiek turėsime santykio su neregimuoju. Kaip mes jį įvardinsim? Mes, kaip kunigas klebonas sakė, švenčiausiai trejybė danguje ir aišku, kaip danguje, taip ir žemėje. Taigi, jeigu praras mūsų tauta santykį su neregimuoju, nebebus jokios kūrybos, bus tik diskūryba arba disharmonija. Tai todėl aš nuoširdžiai sveikinu jūs visus, Dievulėlis jumis te laimina. Ir aš nežinau, norėjau sulyginti, Juliau, jūs su šventuoju Juozapu, žinai kodėl. Apie Juozapą daug kalba, o jis šventam rašte nė žodžio nepasakė. Tai gaunasi, iš tikrųjų, kartais žmonės mažai tave gyvą, o taip pačiupinėja, pažįsta, bet visi skaito. Julius Konarskas, visi, ir žinai, ir ačiū Dievui, kad šita aplinka ir tave augino, ir tave pastumėjo truputį pereiti į istoriją. Ir visa ta knyga, 400 metų, tas bažnyčios ir vienuolyno tas jubiliejus, iš tiesų yra viskas tavo surinkta. Ir aš cituoju tave daug kur atvykstančiam iš Lietuvos, tikrai galiu drąsiai šiandien sakyti, gerbiamas garbės pilietį, esi gerbiamas Julius. Tai visi tikrai sveikinam ir provinciolo brolio Evaldo sveikinimą perdodam, skambėjo telefonas ir visos mūsų Kretingos brolijos vardu, gvardijono Andriaus ir klebonas jau pats savaime dalyvauja. Tikrai džiaugiamės, kad čia tu atvėrei pasauliui ir mūsų brolius pranciškonus. Ačiū tau labai. O dabar, ponios ir ponai, kviesime laureatus, garbės pilietį, merą, šeimininiai nuotraukai. O po to, ponios ir ponai, visi sveikinti galėsime, kiek tik širdis geis, iki 16 valandos.